Remigijau, gauni karūną. Karūnuotas esi. Ir karalienė sako, tai. Norai išsipildė. Toliau saulutė. Pretenduočiau aš. Tu negalvojau, kad blondinė. Saulutė sako, labas rytas, štai ir aš. Bet žodžiu, tik išgirstat savo... Ir vėl dainuoju. Toliau. Princas Viljamas įmė Baltatą. Palauk, jo. Princas Viljamas. Anglija varys. Nieko baisaus. Kokie mes gyvename? Hello. Princesė Katerina. O, ne pati gražiausia. O yes. Toliau paukšteliai. Palaukit, aš pirmiausia gal arklys. Palikau namie. Ir arklį imam šitą arklį. Šluota labai gerai arkliui. Palikau uodegą arklių. Ale čenka, žiūrėk, Rimai. Aš dar niekad princų nebuvau. Priekį nereikia daryti. Ką reikia dėti? Liūlį. Kai išgirstat savo Viliją. Dabar paukšteliai. Jonai, parūpim bardai šiaudelį, kitaip negalės su tokia snapą išgerti. Jau jūs trysia. Ką? Jūs trys žvaigždutės būsit, išmokyt žodžius. O Jonai, matai, kad Guli savo. Manau, kas tai atliks duosim žvaigždutė. Aukso pasagėlės. Jūs aukso pasagėlės mūsų čia pasagėlės. Nereikia nežinoti. Oi, buvo pasagėlės. Gal kepsnė duot? Ne. Orkai tai yra dar. Aukso pasagėlės. Reikia. Oi, tik atinka,
Pietų vėjas. Pietų vėjas. Čia Nu tai geras masai. pietų vėjas. Va, pietų vėjas. А как репетиция? Kur vyčia, ai, bet nuoja jau. Kamai restoraną, ne? Gerai? Čia pušys 3. Tada išvažiuojam. Dar kokie metai? Ar išgerti? Nu, Vytai, nepyk, bet likai vynas. Princesė linksmuolė. Ji taip linksma juokdavosi, kad užkrėsdavo visus gyventojus savo juoku. Ji gyveno kartu su tėvu karaliumi ir mama karalienė. Kukurėtų. Pilis stovėjo ant aukšto kalno, kur nuolat pūtė šiaurės vėjas. Pasikeisdamas su pietų vėju. Atata. Kodėl viena? Kodėl viena Dita ir tu pietų vėjas? Ne, nes tos kepurės tai čia užtenka vienos. Gerai. Aplink kalną augo pušaičių giria. Joje nuolat čiulbėdavo paukšteliai. Laukiam. Dieną visada šviesdavo skaisti saulutė. Labas rytas, štai ir aš. O naktį į kelią į pilį rodydavo mėnulis. Liulė, 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 liulė. Iš dangaus skliauto krisdavo žvaigždės. Laiminga buvo princesė. Tačiau karalius ir karalienė labai norėjo anūkų. Todėl susiruošė ištekinti princesę. Taigi karalius sušaukė šeimos pasitarimą, kad nuspręsti, kokio gi reikia jų karalystėje jaunikio. Princesė paprašė, kad princas atjotų ant balto žirgo. Karalius pagalvojo, kad su žentu reikės išgerti. Todėl nusprendė, kad princas turi atvežti burgundiškojo vyno. Ir sveikatą! Karalienė užsimanė princesės Katerinos Katerinos blynų su uogomis ir kad žirgas būtų kaustytas aukso pasakėlėmis. Pasiuntė šauklius į visas 4 puses, kad paskleistų žinią, jog ruošiasi ištekinti savo gražuolę princesę. Pušys pradėjo labiau ošti, paukščiai. Oi, laukiam. Čiulbėti šiaurės vėjas. Pūtė pietų vėjas. O naktį kelią į pilį rodė žvaigždutės. Ir jų meilužis mėnulis. Liulė, 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 liulė. Kad princas ir jo žirgas
Nepasiklystų. Žinia greitai pasklido po kitas karalystės, tačiau tinkamo jaunikio taip ir neatsirado. Vieni neturėjo balto žirgo, kiti vyno, Į sveikatą. treti nepažinojo Viljamo Hello. Hello. ir Katerinos. Tačiau vieną dieną šią žinią išgirdo gražuolis princas. Olela, olela. Jaunuolis pagalvojo, vesiu. Turiu baltą žirgą, kaustytą aukso pasagėlėmis, burgundiškojo vyno. Į sveikatą. Princas, Olela, olela. pamastęs, kad pakeliui užsuks į Bekingemo rūmus pas princą Viljamą Hello. Hello. ir princesę Kateriną, kuri iškeps skanių blynų ir susiruošė į kelionę. Joja princas. Olela, olela. Jam bejojant pradėjo smarkiai ošti pušys. Dar garsiau čiulbėti paukščiai. Laukiam. Vieną dieną princą Olela, olela. ir jo žirgą Igaha. stipriai šildė saulutė, Labas rytas, štai ir aš. o naktį kelią rodė mėnulis. Liūlė, 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 liūlė. Padedant žvaigždutėms. Pakeliui princas Olela, olela. užsuko į Bekingemo rūmus. Princesė Katerina pridėjo pilną krepšį blynų, o Viljamsas Hello. Hello. davė patarimų, kaip reikia pasipiršti. Katerina pridėjo pilną krepšį blynų. Išleido princą. Olela, olela. Kaip tikrą brolį kelionę. Ir į pavakarę jis pasiekė princesės rūmus. Apsidžiaugė princesė. Net apalpo iš džiaugsmo. Apsidžiaugė karalius. Ir pradėjo šokti kazačioką. Šaunuolis. Apsidžiaugė karalienė. Net rankomis pradėjo ploti. Išėjo visi į kiemą pasitikti princą. Olela, olela. Ir princas, Olela, olela. pamatė savo nuotaką princesę, ją iš karto pamilo. Karalienė skanavo Katerinos blynus ir džiaugėsi aukso pasagėlėmis. Karalius O kažkaip. paragavo burgundiškojo vyno, Į sveikatą. bet labai nusivylė. Vynas Į sveikatą. buvo kartus. Tačiau karalius žinojo vieną paslaptį. Kai princas Olela, olela. pabučiuos princesę, vynas pasitaisys. Pažiūrėkime. Į sveikatą. Pasitaisys ar nepasitaisys?